Reikia ribų. Bendruomenės namai. Sveikina jūs visus atvykusius į 4-ąjį Kęstutėnų žygį. Šiandieną Lyduvinuose startuos 4-asis Kęstutėnų žygis, kuris yra skirtas Kęstučio apygardos partizanams atminti. Ši vieta yra pasirinktina neatsitiktinai. 1945 metų Liepos 22 dieną netoli Lyduvinų geležinkelio stoties Virtukų miške vyko žūtbūtinė kova tarp Žebenkšties rinktinės vyrų ir NKVD dalinių. Pagerbiant šitą žygį ir šitos vyrus, šiandien turėsite unikalią galimybę žygio metu aplankyti būtent tikrąją mūšio vietą, kur vyko kautynės, sustoti prie memorialinio paminklo ir pagerbti Lietuvos didvyrius. Labai džiugu, kaip ir kasmet, Kęstutėnų žygyje dalyvių skaičius pasiekė 1000 dalyvių. Tradiciškai Kęstutėnų žygyje dalyvauja Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų vadas generolas majoras Almantas Leika. Paprašysiu gerbiamą vadą pasveikinti žygeivius. Tai sveiki kariai, sveiki visi žygio dalyviai, sveiki bendražygiai. Dar kartą. Tai tikrai džiugu, kad šitas žygis yra organizuojamas ir tikrai didžiausia padėkos žodžiai eina organizatoriams šito žygio. Aišku, tikrai norėčiau padėkoti už tą tokį aktyvų dalyvavimą, nes vėlgi žygiuojant mes išbandom save ir šalia to būtent rengiamės daryti tam, ką mes privalom daryti būtent, bet šalia to susipažįstam su tikrai gražiomis Lietuvos vietomis ir su istoriškai svarbiomis vietomis. Šituo atveju šiemet mes būtent susipažinsim, pasižiūrėsim tas vietas, kur vyko tikrų lietuvių patriotų partizanų kova su bolševikais, okupantais. Ir iš šito, sakykime, mažas meniškai įsinešiu, tai vieną tokį dalyką, kad jeigu, sakykime, žygis bus sunkus, kitą kartą gyvenimas būna sunkus, kitą kartą situacija tokia tarnybo ir kažkur kitur darbuose sunkiai pasidaro, tai tiem vyram, kurie tenais kariavo, kurie būtent kariavo su bolševikais okupantais, tai vis dėlto buvo žymiai sunkiau. Sėkmės, gero žygio, gerų įspūdžių ir tvirtumo. Noriu pakviesti prie mikrofono šitų žemių šeimininką, Šiluvos seniūną Juozą Šlevą. Labas rytas, laba diena, gerbiami, visi čia susirinkę. Man labai džiugu, kad mūsų Šiluvos seniūnijos, Raseinių rajono savivaldybės Šiluvos seniūnijos Lyduvinų miestelį šiandien toks gausus žmonių būrys pasiruošusių atlikti šitą žygį vardan to, kad būtų prisiminta ir prisimesta prie tų žmonių, kurie tais sunkiais pokario metais ne tik atkovojo už mūsų Lietuvos nepriklausomybę, bet ir padėjo galvas. Tai manykim, kad šiandien prisiliesdami prie visų šitų laikų prisiminimais, mes atiduosim pagarbą jiem ir būsim verti jų žygdarbių ir darbų. Tikrai linkiu visiems gerai praleisti laiką, pasivaikščioti, kaip matot, oras labai gražus. Buvom pasiruošę netgi palapinę,
štabo, jeigu sakom, Griaustiniai ir Perkūnai galėtų ateiti, bet matot, Dievulis padeda. Tai aš dar kartą sveikinu visus, linkiu gerai praleisti laiką. Prie mikrofono kviečiu mechanizuotosios pėstininkų brigados Geležinis Vilkas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio mechanizuotojų pėstininkų bataliono štabo viršininką majorą Antaną Janušauską. Labą rytą visiems susirinkusiems. Ilgai galvojau, nuo ko pradės šitą kalbą, tai pirma kalba. Niekaip buvo sunku rasti savo tą atsakymą, bet pradėjau nuo paprasto klausimo, kodėl aš čia, ką čia darau, kodėl šeštadienio rytą turiu aš stovėti šitoj vietoj, žygiuoti 21 kilometrą. Radau savo atsakymą labai paprastą, gal tas vidinis pamąstymas kam nors irgi pritars. Esmė yra kas? Ko mums trūksta šiandien? Ko trūksta mano vidiniam gyvenimui, mano supratimui, mano kaip kario, kaip Lietuvos piliečio brandumui? Tai gal trūksta to savęs pažinimo, savo prado, savo praeities ir aplamai to atsakymo, kieno dėka šiandien aš esu laisvas, šiandien aš galiu klajot po Europą, po pasaulį, kur visa va tai yra. Ir aš manau, kad visa istorija, jinai yra sudėta knygose, vadovėliuose, bet istorija yra gyva tik tada, kada jinai yra mūsų širdise, kada jinai yra gyva kiekvieno kario viduje. Ir manau, kad šiandien yra puikiai galimybė praeiti tais keliais, prisiliesti prie tos istorijos su savo pamąstymais, pasvarstymais, savo mintim. Ir kol mes visą tai branginsim, gerbsim ir tai bus pas mus viduj, aš manau, kad visada mes būsim laisvi, su šypsena, su gyvenimu. Ir šiandien norėčiau palinkėti visiems geros nuotaikos, gerų įspūdžių ir vienais ar kitais momentais pabandykite įsivaizduoti tuos laikus, kada vyko mūšiai, kada žmonės stovėjo už tą tėvynę, stovėjo už savo svajonę. Tai ką, visiems geros eisenos. Ačiū. Na ir prieš paskelbiant 4-ojo Kęstutėnų žygio startą, norėčiau pakviesti prie mikrofono Pėsčiųjų žygio asociacijos prezidentą Vidmantą Genį, kuris žinoma ir paskelbs šio žygio startą, tačiau iš tikrųjų norime padėkoti padėjusiems surengti tą žygį, tai žinoma Šiluvos gerbiamam seniūnui. Na ir Šiluvos kaimo kapelai, kuri mus linksmino ir kuri mus, aišku, palydės starto metu. Na, o dabar Pėsčiųjų žygio asociacijos prezidentas Vidmantas Genys paskelbs 4-ųjų Kęstutėnų žygio startą. Tradiciškai turbūt išeina man šitos dalykus, tik tai noriu vieną pasakyti. Labai daug knygų perskaičiau, pokario rezistentų prisiminimų ir panašiai. Ir čia irgi neatsitiktinai šita vieta buvo pasirinkta kautynių, virtukų kautynių vieta. Jūs praeisit faktiškai, sakykime, sudėliota iš knygų, iš prisiminimų, iš visų dalykų. 32 kilometrai praeis, sakykime, antrąjį apsukimų žiedą ir atsitraukimų, kur Jonas Žemaitis, Lietuvos 4-asis prezidentas, su 36 vyrais, iš jų buvo 7 sužeisti, iš dešinėjų traukėsi. Viena vieta tokia įspūdinga bus, jūs ten šlaitais, kalvom, tokiam praeisit. Tai būtent užfiksavom, kad būtent šitoj vietoj buvo ir atsitraukimas jų iš Dubysos.
21 kilometras, kur praeis, tai irgi pasieksit Laugalis, toks miestelis gana nemažas yra. Tai nuo Tytuvėnų ir nuo Kelmės NKVDistai važiavo. Tai apsupimų žiede dalyvavo 1500 NKVDistų. Ir į Virtukų mišką, kur išeiti į kautynių vietą menamą, aišku, jinai dabar yra apniokota, labai smarkiai apniokota, tai faktiškai irgi pagal visas kryptis nustatėm ir su GPS-ai, su viskuo, kaip tai buvo puolima šitos stovyklavietės. Kaip sakant, jūs viską tą patirsit. Ką? Galiu tik palinkėti gero kelio ir kryptys dabar 32 kilometrai. Einat dešiniau ir į kalną, į sankryžą. Ten markiruotės bus 21, iškart čia į kairę sukat. Visi supratot? Kadangi per gausą rodiklės buvom uždėję, bet dabar jau aš negaliu pasakyti, ar jos čia likusios. Taip sakant, yra. Markiravimas yra 21, mėlynos juostos, raudonos juostos 32. Startas duotas. Gero kelių, pasimatysim finiše. Lietuviai mes mylime mišką, pilką akmenį paukštį naktiniai, sūrių gintaro lašą ištryškusi, iš tos vietos, kur skauda tėvynei. Lietuviai mes garbinam mišką, dainomis laužo dūmą svajonėmis. Mūsų mintis kaip nuotakos išteka, už medžių tvirtų tartum žmonės. Tie, kur šalį mus puolė, prapuolė, tirštas laikas lyg kraujas nubėgo. Žalias medis ir žalias brolis, o šią Lietuvą meilę ir jėgą. Nekirsk medžio, broli! Lietuviai, neskiri augintiniai, žalia švarkiai randuoti drevėti. Jei mus gūdus miškai nepadėtų, ar mes šalį nuo priešų apgintume? Tie, kur šalį mus puolė, prapuolė,